ją sukelia parazitai, kurie gyvena oduose, tai tokie vadinami plazmodijai. Ir simptomai maliarijos pasireiškia nuo 1 iki 4 savaičių po uodo įkandimo ir retais atvejais po 6 ar 12 mėnesių. Ir teko matyti kelis atvejus literatūroje, kada simptomai pasireiškia net po 3 metų, bet tai yra tikrai labai reti atvejai. Bet pirmiausia, maliarijos simptomai, tai jie yra labai nespecifiški, bet dažniausiai prasideda šaltkrėtis su karščiavimu. Ir karščiavimas būna labai stiprus, iki 40 laipsnių, ir karščiavimai būdingos tokios kaip ir bangos. Būna, kad ir kaip ir sukarščiuojama ir turime 48 ar 72 valandų tarpą, kada karščiavimas nuslūgsta ir tada vėl tokia kaip žvakė ir kyla. Tai karščiavimas toksai būna banguojantis. Ir kartu su karščiavimu būna nespecifinių simptomų, tai pavyzdžiui pykinimas, vėmimas, raumenų skausmas, galvos skausmai, kartais ir įvairūs sąmonės sutrikimai. Tai jeigu jau tokie dalykai atranda būtent kelionės eigoje, tai visada reikia kreiptis į gydymo įstaigą. Jeigu jie atsiranda po kelionės, dėl tos pačios rekomendacijos, stiprus karščiavimas, kuris nepraeina būtent nuo karščiavimą slopinančių vaistų, kreiptis į gydymo įstaigą.